Litgrid įmonė yra atsakinga už Lietuvos energetikos sistemą ir informacinės sistemos vaidina betarpišką vaidmenį patikimame elektros tiekime. Dėl to sutrikimai informacinės sistemose privalo būti taip pat greitai pašalinti, nes dėl jų sutrikimų galbūt gali ir elektros sutrikti tiekimas. Tai mūsų projektas buvo vykdomas taip, kad mes darėme nemažai analizės ir dirbame su savo darbuotojais ir įvertiname, kokį vaidmenį vaidina informacinės sistemos mūsų veikloje ir kokio jos yra kritiškumo lygmens ir atitinkamai remiantis tuo mes projektavimo sistemą, kad galima būtų laiku atstatyti informacinės sistemos ir neturėti elektros galbūt sutrikimų, kurios jos palaiko, ar galbūt padeda žmonėm dirbti. Tai našumas betarpiškai priklauso nuo to, kokį vaidmenį vaidina informacinės sistemos. Suprojektuota sistema gali statyti duomenis pakankamai greitai, mes galime pasiekti net 15 minučių ir greitesnį duomenų atstatymą, ar statyti visą informacinę sistemą kelių valandų bėgy, bet be abejo tai priklauso nuo informacijos apimties, kiek jos yra. Mūsų sistema yra sukurta, sprendimas yra sukurtas aukšto patikimumo, sistema išdėstyta per kelis duomenų centrus ir esant netgi visiškai vieno duomenų centro sunaikinimui arba kažkokiai tai katastrofai geografiniai Lietuvoje, mes išlaikome informaciją ir gebame statyti informaciją į bet kokią vietą, į bet kurį duomenų centrą. Mes stengiamės visą laiką išnaudoti esamų sistemų galimybės ir naujoji sistema diegta, mes keliame reikalavimą betarpiškai išnaudoti turimų sistemų pajėgumus ir, tarkime, mes pasinaudojame savo duomenų saugyklų galimybėmis paspartinti ir pagerinti kopijavimo proceso duomenų. Tai mes sistemingai diegiame sistemas taip, kad jos vieną kitą paremtų ir stengiamės vengti, kad nesusidarytų taip vadinami bottleneckai, kokie nors našuminiai sutrikimai arba degradacija parametrų. Tai betarpiškai integruojasi tarpusavio sistemos ir stengiamės išnaudoti visas turimas galimybės. Pirmiausia, tokios sistemos turi būti projektuojamos arba IT sferoje, tai dažnai vadinamas architektūros kūrimu. Dažnai anksčiau būdavo patirtis, kad tokios sistemos tiesiog yra kūriamos vidinio kažkokio IT padalinio, atsižvelgiant į vidinius IT galbūt poreikius, galimybės, finansus tam tikrus. Manyčiau, kad šitos sistemos ir mes kaip pasielgėme, kad betarpiškai bendravome su sistemos savininkais, vertiname, kokį vaidmenį vaidina tos informacinės sistemos įmonė, vertiname netgi, kokios galimos pasiekmes informacinės sistemos sutrikimo atveju finansinės organizacijai ir atitinkamai projektavimo sistemą taip, kad įgyvendinti visus mūsų paslaugų savininkų lūkesčius. Tai visi tie lūkesčiai sueina į vieną pavydalą, į kažkokį tai dokumentą organizacijų, kuri gali būti architektūra, atitinkamai surinkami verslo lūkesčiai ir tada specialistai projektuoja jau technologinę dalį sistemos, kaip turėtų atrodyti, kad tuos lūkesčius įgyvendinti. Manyčiau, kad tai turėtų būti natūralus procesas, tai nėra dviračio išradinėjimas, ką mes pasielgėme, kad sistema turi atitikti įmonės poreikius ir įgyvendinti visus galimybės.